Darbo rinkos mokymo centras, praktinio mokymo dirbtuvės. Metalų suvirintojo ir metalo pjaustymo dujomis bei elektra specialybė viena iš paklausiausių. Norėjau tapti suvirintoju, atvažiavau, pasižiūrėjau, pamačiau, kad tikrai naudoja žmonės labai naujus aparatus, mašinas, pastoviai atnaujamas inventorius. Ir ką, nežinau, nusprendžiau, kad čia reikia man mokytis. Jeigu bedarbystė atsiras Lietuvoje, tai tikrai bedarbystės nebus užsienį. Suvirintojo specialybė yra labai tokia gera. Supažintinimas su darbų sauga statybininkų, autobusų ir krovinių vežimo transporto profesionalių vairuotojų, inžinerinės pramonės įmonėms bei kitoms sritims specialistų rengimas bei jau turimos kvalifikacijos kėlimas trunka nuo 1 iki 6 mėnesių. Kaip matome, mokiniai įvairaus amžiaus. Svarbiausia, norint pasiekti kokybišką rezultatą, žinoti, ko siekia. Mes padedame darbdaviams surasti žmonės, norinčius ir galinčius dirbti siūlomą darbą, kurie galėtų ateityje dirbti ir norėtų būti motyvuoti ir suteikėme jiem kompetencijas pagal su darbdaviais suderintas mokymo programas. Mes daugiau orientuojamės į konkrečios įmonės arba netgi darbo vietos poreikius. Anot mokymo centro vadovo, svarbiausia suteikti šiuolaikišką profesiją, kad žmogus gautų darbą ir uždirbtų gerą atlyginimą. Todėl norinčių mokintis ir tapti savo srities profesionalais daugėja. Darbdaviai taip pat suinteresuoti kvalifikuotų darbuotojų ruošimu. Studentai nuolat atlieka praktiką pas mus, mes juos stebime, jau darome savas išvadas, koks žmogus ateis, ko tikėtis. Prašom ir mokymo įstaigos dar kiek pakoreguoti kai kuriais atvejais, kažkokius įgūdžius patobulinti ir panašiai. Nuolat reikia naujų žmonių, yra natūrali kaita, be abejo, kažkuri dalis emigruoja galbūt. Turim tai spręsti, reikia spręsti greitai ir visuomet šalia turim mokymo centrą. Padeda siekti mums tikslų, greitai reaguoja į poreikius, modifikuoja programas. Žinoma, profesinis mokymas tada turi paklausą, kai suteikiama galimybė tobulėti su pačiomis moderniausiomis priemonėmis ir įranga. Čia mes turime bokštinio krano valdymo simuliatorių. Imituojamos įvairios darbo sąlygos, tai gali būti statybų objektas, tai gali būti sandėliai, imituojamos oro sąlygos, vėjo greitis, tai būtų perkūnijos, lietus. Besimokantysis gali matyti savo klaidas, įvertinti jas, įvertinti remonto netgi trukmę, jei sugadinsi ką nors. Toliau kiekvienas gali savo klaidą ištaisyti ir visa tai yra įvertinama. Praeitais metais darbo rinkos mokymo centras paruošė per 4000 kvalifikuotų specialistų. Aš manau, gana didelis skaičius žmonių, kurie šiandien darbuojasi Lietuvos labui.